regioninio parko gamtos mokykla yra įsikūrusi gražiausioje Varnių regioninio parko dalyje, iš esmės širdyje, ant didžiulės Oštakių kalvos, adresu Dumbrių gatvė 7, Varnių seniūnija, Telšių rajonas. Edukacinių veiklų mes turime daug, mūsų oficialiai sąraše yra jų daugiau negu 15 surašyta, bet jos yra labai greitai gali būti keičiamos, atsižvelgiant į mūsų poreikius ir į mūsų situaciją. Jeigu, sakykime, atvažiuoja moksleiviai nuo 1 klasės, mes programas pritaikom jiems tokias, kad būtų galima dirbti su 1 klasės moksleiviais. Jei atvažiuoja vyresnio amžiaus senjorai, laisvai pritaikome tas pačias programas ir senjorams. Esmė lieka ta pati, bet turinys šiek tiek keičiasi. Vienas iš 3 įdomiausių mūsų edukacijų gamtos mokykloje, pirmiausia, žmogaus pojūčiai gamtoje. Mes moksleivius mokome pažinti gamtą ne tik tai akimis, kad viską greitai prabėgi, apžiūri, arba tiesiog kažką pamatai, kažko ne. Iš moksleivių atimame vieną pojūtį – regėjimą. Ir gamtą stengiamės vaikus, kad galima pažinti ir naudojantis vien klausa, arba naudojantis uosle. Ir vaikai su žirštomis akimis turi įveikti kliučių ruožą, kuris nėra labai sudėtingas, bet yra labai įdomus. Tuo metu vaikai gali užuosti žydinčius augalus, medžio kvapus ir surasti kelią iš mūsų labirinto, kurį esame paruošę moksleiviams. Antroji edukacija yra geometrijos pamoka gamtoje arba tradicinė architektūra Varnių regioniniame parke. Iš pradžių moksleivius mes supažindiname su pačiais primityviausiais būstų statymo būdais. Pirmiausia, pabandom pasistatyti palapinę, vėliau po palapinės jau kalbame apie tradicinę architektūrą, mūsų išskirtinumus Žemaitijos architektūros bruožus išskirtinus. Vėliau moksleiviai susipažįsta su piramidėmis, su tetraedronu, stato nedidelės piramidės, mokosi projektuoti statinius, o vėliau išėję į kiemą pasiėmę ilgas lazdas, jau konstruoja didelės konstrukcijas. Tos konstrukcijos tokios didelės, kad jose galima gyventi arba po jas galima karstytis. Ir visą tai sugeba padaryti trečiokai, ketvirtokai, penktokai ir vyresni. Trečioji mūsų edukacija tai yra kelionė į bebro namus. Ji užtrunka gerokai ilgiau, mūsų ta edukacija, viena iš ilgesnių, iš tų trumpųjų. Mes pirmiausiai susipažįstame su bebrų gyvenimu, tada pasiruošiame kelioniai į pelkyną, apsimauname guminius, jeigu vasara, tai kartais vyksta viskas ir basomis. Apsilankome bebro gyvenamojoje vietoje, bebro namuose, susirandame savo suvenyrų ir keliaujame tada pasižiūrėti po tas vietas, kur bebrai gyvena. Paieškome bebrų veiklos pėdsakų. Randame nugraužtų šakelių, bebrų iškastų tunelių ir bebro padaryto akivarų. Ir patys drąsiausi moksleiviai gali įkišti koją į tuos akivarus. Varnių regioninio parko gamtos mokyklą būtina aplankyti todėl, kad mes čia supažindiname moksleivius su Varnių regioninio parko, jo išskirtinė verte, svarbiausiamis gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Ir vaikai ar suaugę, ar tiesiog lankytojai išmoksta labai daug įdomių ir svarbių dalykų apie Varnių regioninį parką, apie mūsų gamtą. Ir dar tikrai skiriame nemažai dėmesio, kad vaikai suprastų, kodėl mes turime išsaugoti šias gražias vietas ateities kartoms.